3 patarimai tiems, kas turi virškinimo problemų. Pirmas ir turbūt pats paprasčiausias, tai yra tiesiog venkit valgyt maisto produktus, kurie jums kelia diskomfortą, net jeigu jie yra sveiki. Asmeninis pavyzdys buvo laikotarpis, kai mano organizmas tiesiog labai sunkiai virškino avokadą, nors tai yra puikus ir sveikas gerųjų riebalų šaltinis. Tad tokius maisto produktus išimkit iš savo maisto asortimento ir po kiek laiko grąžinkit ir žiūrėkit, kaip jūsų organizmas reaguoja. Antras ir mano nuomonė pats veiksmingiausias, po kiekvieno valgymo išeikit prasieiti bent jau 5-10 minučių. Lengvas pasivaikščiojimas padės su virškinimu, su maisto medžiagų įsisavinimu ir plius prajudinsit kūną, biškį parinksit žingsnių. Ir trečias, gal šiek tiek toksai psichologinis, kuo mažiau streso. Ne veltui yra sakoma, jog mūsų virškinimo sistema yra lyg antros smegenys, nes ji lygiai taip pat reaguoja į stresą. Ir pats anksčiau turėjau labai daug virškinimo sutrikimų, bet ne dėl to, jog mano organizmas netoleravo tam tikrų maisto produktų, bet dėl to, jog kiekvieną dieną mano streso lygis buvo tiesiog nežmoniškai didelis. Žinau, kad pasakyti sumažinkit streso lygį per dieną yra lengviau, negu tai iš tikrųjų padaryti, bet manau, kiekvienas žinom, kas mums sukelia daugiausiai streso ir kaip tai būtų galima šiek tiek sumažinti. Bet pirmi 2 patarimai yra labai lengvai pritaikomi.